O jūs apie save tai irgi patys žinot, blemba, visi žiauriai skirtingi, daug turit visokių grožybių ir visokių... Ir matyti ir visokių tamsybių kiekvienas turi ir gal smagu, kad toj bendrystėj, kurioje esat, galit visą tai ištyrinėti ir pažint savo kažkokius dalykus, kuriuos mėgstat, kurių bijot, kurių nemėgstat ir pajust kažkokią draugystę, tai kiek žinai, čia atrodo pastebėjom, ir aš pastebėjau, ir man tas, tai atrodo, kad žiauriai smagu, kad tiek daug skirtingų žmonių ir jūs vieni kitus priėmat ir išgirstat ir paklausot ir kažkas įeina į jūsų galvą ir matyt pasikeičia jūsų gyvenimai. Gal to net niekada nepastebi ir nepagalvoju, kad keitiesi. Man atrodo, kad bet koks žodis, žvilgsnis ar kažkas labai daug reiškia ir atrodo, kad nuostabu, kad tai gali vykti, žinai, su žmogum, kad vieni kitus taip stipriai veikiam. Tai ką? Tai tada pirmoji daina bus tokia, kad jeigu kada nors šitas pasaulėlis pasibaigtų, tai aš visai norėčiau, nežinau kaip jūs, bet aš visai norėčiau atsidurti kitoj kokioj nors saulės sistemoje ir ten irgi yra žemė, bet mes jau kažkokie kitokie ir susitiksim gal prie laužo, gal jūs grosit gitarą, gal mes čia klausysim su Mantu ir būsim džigbo stovyklos organizatoriai. Organizatoriai, pavyzdžiui. Tautis bus mūsų vaikas, pavyzdžiui. Jo. Tai va, tai žodžiu. Aš pasiekęs saulę rasti ten tave. Kad kartu nubustume klajodami vienam sapne. Kaip norėčiau, kad prigultum ir pabūtum visad šalia. Aš tau nieko nesakyčiau, tik žiūrėčiau pro tave. Gal tada suprasčiau, ko labiausiai bijau. Tu žinai, viską aš išduočiau tau. Gal tada suprastum, ko labiausiai bijai. Tu žinai, viską aš išduočiau tau. Čia visi kartu dabar turim. Pasiekę saulę rasti ten tave. Kad kartu nubustume klajodami tavam sapne. Kaip norėčiau, kad prigultum ir pabūtum visą šalia, šalia, šalia. Aš tau nieko nesakyčiau, tik žiūrėčiau pro tave. Gal tada suprasčiau, ko labiausiai